Nu, teisybė, jo. Nu, bet žinai, kaip tėvai. Tėvas visada, žinai, niekur nieko nepadarysi. Tėvas yra tėvas ir tėvai, žinai, visą laiką. Nu, karočią, pašnekėsim apie tai. Gerai, aš žinai ką, pradėkim nuo to, kad aš nežinau, ar man pirmiausia įdomu, tai kadangi aš žinau tave kaip trenerį, žinau, kad tu žaidėjai, ką aš apie tave žinau, kad tu žaidėjai Belarusijoje ir kad tu esi energijos treneris. Ir dar, kad Elektrėnuose pradėjai. Viskas, daugiau aš nieko nežinau. Įsivaizduoju, kad jaunimas irgi nežino. Ir kadangi mano šitas toksai podcastas tipo jaunai gal labiau kartai, arba kaip žmonės turėtų galbūt užsiimti ar treniruotis, kaip kas ką veikia, iš vis įdomu, tai man būtų įdomu sužinot, kaip jūs tais laikais ką darėt, ką dėvėjot, taip toliau ir taip toliau. Tu gali, nuo pirmas, pavyzdžiui, klausimas, kaip tu pradėjai Elektrėnuose, nu ir taip toliau. Pradėjau turbūt, kai daugelis tais laikais treneriai eidavo po mokyklas, rinkdavo vaikus. Tai Rimas Sidaravičius įkišo į galvą, atsimenu, pro klasės duris, sako, ar galiu užeiti. Mokytojai leido ir sako, berniukai, kas nori žaisti ledo ritulį, ateikit į šiandien tokią ir tokią valandą į čiuožyklą į pirmą treniruotę. Nu, tai aišku, ten visi berniukai eisim. Tai iš karto pas mamą po mokyklos nuėjau, mama, lankysiu ledo ritulį, reikia pažyras nupirkti. Mama, nu gerai, einam. Tai nuėjom ir kažkokias, kaip tais laikais vadinamas dudkės buvo, ir tokias minkštos lankstis į vieną kitą pusę. Mama sako, tai ar tokių reikia? Sakau, jo, kaip tik tokių minkštų reikia, kad kojų netrintų. Tai nuėjome tą pirmą treniruotę, treneris pažiūrėjo tas pažiūras, sako, tai kam nupirkot? Tai sako, nu tai Rūnas sakė, kad minkštų reikia, kad ne, sako, reikia, kad laikytų kulną. Tai net jų nesidėjau, ten kažkokias kitas treneris davė, mama nunešė atgal pridėjo. Tai pirmą kartą ir papuoliau į ledo areną. Sidaravičius, tai čia, nežinau, girdėjau aš pletkus kažkada, tai neatsimenu, kas man pasakojo, bet iš ten, kas pas jį lankė. Ne jisai laipiojo per pirštus žmonėm. Ne, čia labai, manau, buvo protingas, intelektualus treneris su be keiksmažodžių, be nieko, be rėkimo ant vaikų, su labai didelė fantazija ir atsidavimu to norų treniravimui. Tai iš vis tokių Lietuvoje turbūt, nežinau, nėra šiai dienai, man atrodo, su tokiu atsidavimu ir su tokia kultūra. Tai aišku, negaliu nesakyti, kad visi blogi, bet, tą, ką aš atsimenu, manęs niekad nerėkdavo, ar ant kitų, ten, brač galėdavo susakyti, pikčiau, kai kažkas daro. Bet, toksai labai, sakau, labai šilti prisiminimai ir su kuo nepakalbiu, tai jo, kiek jo auklėtinių rinktinėse žaidė, tai tikrai buvo nuostabus žmogus, visų pirma, ir treneris tuo pačiu. O jisai yra, sakykime, iš kur jisai pats yra, pavyzdžiui, jeigu taip apie patį trenerį, nes kadangi jis vis tiek įtaką didelę padarė, jisai pats iš kur jisai tą ledo ritulį gavęs, iš Rusijos, Tarybų Sąjungos, jisai iš kur? Ne, čia lietuvis, jisai žemaitukas yra iš Žemaitijos, ten nuo Telšių pusės kažkur, ten jo visa, kaip sakyti, giminė, tėvai, jisai Žemaitis yra ir atvažiavo studijuoti, žaidė taip jaunystėje ledo ritulį ir atvažiavo studijuoti Kauno, tais laikais, kaip jis vadinas, nežinau, dabar LSU, mano laikais KKI buvo, tais laikais, nežinau kaip vadinas, ir jisai baigęs jį, gavo darbą Elektrėnuose kaip trenerių. Jisai labai jaunas atvažiavo čia dirbti. Tik arena pasistatė ir jisai toks atvažiavo dirbti. Ai, supratau, matai, aš kažkaip tai, bet dėl to aš ir norėjau su tavim, nes nėra dabar, žinai, kaip tai išsitrina po truputį tą istoriją, žinai, dabar vis nauji eina, o senesni ir jau, pavyzdžiui, Sidaravičius, tai daug kas, aišku, iš jūsų prisimena, bet iš jaunimo niekas apie tokius žmonės iš vis net nežino.
Tai vat, labai smagu, žinai, kad, yra ką pakalbinti ir sužinot, kaip buvo, kad Elektrėnuose, tai, žinai, ne tai, kad pastatė, atsirado Elektrėnų arena ir baba visi ledo ritulininkai. Tai buvo Sidaravičius, kuris pritempė vaikų, kuris ėjo į mokyklas, žiūrėjo, atrinkinėjo, buvo atrankos kažkokios, taip, ten, žinai, kaip Rusijoje, pavyzdžiui, kad, tinkamas, netinkamas, ar nebuvo taip? Aš žinau, kad mūsų aplamai 78 karta Elektrėnuose buvo labai didelė, ten buvo gal 7 klasės per visas mokyklas, tai tikrai nemažai, bet aš žinau, kad jo pirma karta Sidaravičiaus buvo 68 gimimo gal, tai ten pirmieji, tai mes 78, tai po 10 metų jaunesnėmis buvom, tai mūsų buvo virš 40. Atėjo jo ir labai ilgai laikėsi karta ir tokia labai mišri buvo, galima sakyti, kaip per pus rusakalbiai ir lietuviakalbiai vaikinai, nes Elektrėnai nepaslaptis, kad jaunas miestas ir statė tą visą sąjungą buvusi, tai čia buvo visko, rusų, ukrainiečių, baltarusų, uzbekų, ko tik čia nebuvo, tai tokia mūsų komanda ir buvo per pus maišyta labai, bet ir gana ilgai laikėsi ir tikrai talentingų vaikinų buvo. Tai tokios kaip atrankos nebuvo, savaime viskas atkrito. Tu iškart, ta prasme, gerai, tu atėjai jau, tave pasakė ten, ateikite vaikai į treniruotės ir mama nupirko, kadangi liepėjai minkštas pačiūžas, davė treneris normalias pačiūžas tiem laikam, nes irgi girdėjau, kad ten ašutinės pirštinės kažkokios iš arklio ten plaukų buvo vos ne. Tai šiais laikais tai neįmanoma, jaunimas ten, žinai, biški lasda, truputėlį kažkokia tai ten, žinai, 1 gramu sunkesnė ir jau, čia šūdas nežaisiu, žinai. O tais laikais buvo kitaip. Bet, žinai, tos laikus palikim. Ten ir laikraštį naudojom tualetuose, o ne popierių. Bet kaip tu atsiradai, kad vartuose? Tai kaip ir dabar turbūt visi pradžiai čiuožė, o tik po to, po metų ar 2 jau atsirinkinėja, kas ten į vartus labiau nori, ar kaip. Tai aš atsimenu, pradžiai čiuožiau, bet po to turėjau problemų gal su sveikata nepasakysiu, bet ten naktį man geldavo kojas, dar ten negalėdavau miegoti, tai kažkokį laiko tarpą, dabar negaliu pasakyti, mama neleido į treniruotės eiti. Tai po to, atsimenu, vasara buvo ir kieme žaisdavom futbolą ir man tuose vartuose patikdavo stovėti kažkaip tai. Nors ir žaisdavau gerai, mes tais laikais buvom turbūt labai sportiškai išprusę, mes mokėjom žaisti futbolą, krepšinį, ten gaudynės, slėpynį, kieme ko tik nežaisdavom mes. Tai kaip ir viskas lengvai gaudavosi ir užsimaniau vartuose būti ir iškart po grįžimo 1 dieną man davė vartininko formą. Tai buvom susitarę ir tada Elektrėnuose ledo nebuvo. Čia vasaros galas buvo ir kaip, ir važiavom dar į Vilnių čiuožti, kur ten šalia rūmų buvo čiuožykla, Tomas Philips, dabar ten parduotuvė ar kokia buvo, nežinau, tai mes važiuodavom į vasarą ten čiuožti, tai aš ten, kai užsidėjau vartininko formą, tai man jos po to ir neleido nusiimti, nežinau, ar gaudavos gerai ar kas, bet labai norėdavau žaisti, aš pats iš savęs žaidikas esu labiau, tai man ir gal labiau puolime, o ne gynyboje, nes aš noriu žaisti. Tai turbūt, kas mane atsimena, kad žaisdavau, tai aš visus kampus aš bėgiodavau šaibas imti, pasuodavau, išmetinėdavau, nes norėdavosi žaisti. Tai sakau, neleido man grįžti į aikštę treneris, nes realiai ir tokia situacija buvo, kad buvau vienintelis vartininkas savo komandai, taip ir užsilikau tuose vartuose. Tai čia tie 78-ųjų gimimas, tai ir Zubrus iš ten, ne? Iš tų metų. Taip, Dainius mes klasiokai buvom, bet jisai žaidė ir treniravosi, jis anksčiau pradėjo su savo broliu 76 gimimo komandui pas Nikiforovą.
Tai Dainius, jisai yra, kaip ir anksčiau pradėjo ir jisai buvo prieki mūsų šiek tiek. Tai sakoma, jeigu ten kartais būdavo, kad paimdavom į turnyrą kokį, tai tikrai įsiskirdavo. Jisai jau nuo mažens gana didelis, stiprus buvo, kaip pagal lyginant su kitais vaikais. Tai jo, to iš žaidžiančius dar po to buvo Tomas Višniauskas, 7-8 likęs buvo gynėjas, ilgai žaidęs ir rinktinėje Energijoje, o kiti visi taip šiek tiek anksčiau baigė. Supratau. Reiškia, o kodėl tu sakai, kad tipo, tave labai pasiliko prie vartininkų, kad tu vos ne vienintelis vartininkas? Tai nebuvo kažkaip norinčių daugiau, ar kaip ten atsitiko? Kad tų vartininkų iš vis bendrai mažai kas. Taip, nebuvo tada daugiau vartininkų. Pas mus buvo dar vienas vaikinas, jis metais jaunesnis gal už mane buvo, bet jis neilgai pavaikščiojo ir baigė. Ir likau vienas ir, ką žinau, ir nebūdavo. Tai aš tam treneriui pastoju, verkdavau, treneriui noriu žaisti. Jisai man leisdavo į treniruotėse kartais susidėjo žaidėjo formą, kokį žaidėją aprengdavo vartininkų ir kad aš, kai sakoma, išsiliečiau. Tai būdavo net vaikų lygoj, kad ir nieko blogo nenoriu sakyti, bet tarkim prieš Rokiškį žaisdavom, mes truputį gal šiek tiek atrodydavom geriau, nes to ledo daugiau turėdavom, tai ten irgi treneris leisdavo man užsidėtą vartininkų žaidėjo formą ir išbėgti aikštį, palakstyti, pažaisti. Tai, čia sakau. Tai bet, įdomu po to dar porą kuriozinių istorijų papasakosiu iš savo gyvenimo, apie žaidimą aikštėje, o ne vartose, vėlesnėse amžiaus grupėse. Man tai žinai, kas, aš tiesą esu nekartą matęs ir stebėjęs, kaip vartininkai, būtent irgi labai norintis tokie biški dar palakstyti po aikštę pažaist, jiem leidžia, jie su savo pačiūžom, bet jiem leidžia, duoda lasdą paprastą ten. Esu ir Švedijoje nekartą matęs. Ir kas mane labiausiai stebina, kad, žinai, ten puolėjai ten lekia, ten daro kažką, tai vartininkas iš vis atrodo niekadagi nežaidžia. Pradriblinguoja, pravažiuoja į tos gynėjus, įmuša golus be jokiausių pastangų, tarsi atrodo, kaip, nieko nedaro jisai iš visų, tarsi ne vieną tokį esu matęs. Tau irgi taip gerai sekėsi ir su lasda ta prasme, ir golai kažko, ta prasme, žinai, kaip grynas toks žaidėjas, IQ žaidėjo, bet tiek atstovi vartuose. Pas tave irgi taip pat buvo? Kad treneris netiek daug duodavo kartu žaisti, kad galėčiau iš ten primuštų įvarčių. Būdavo, kad kartais įmušu, bet sakau, čia vaikų lygiai. Žinau dabar, Simas Baltrūnas, vartininkas Hockey Punksų, jis toj pirmoji Lietuvos lygoje išeina kaip žaidėjas, jis labai neblogai atrodo tikrai. Ir jeigu dar bulitą duot muštą, iš vis čia turbūt tokių nėra mušėjų kaip jisai. Bet žaidžiau, kaip pasakyti, tais laikais ta energija buvo ir žaidėm tą Rytų Europos lygą Vekal, kai vadinasi, kur žaidė baltarusai, latviai, ukrainiečiai. Ir jau ten gavos toks metas, kad jau daug kas baiginėjo ir kas mūsų likdavo, vis tiek veždavom į rungtynės. Ir nuvažiavom žaisti į Kijevą 4 rungtynėm, 10 žaidėjų ir 2 vartininkai. Tai gavosi, kad pirmose tos sporintose rungtynėse Lelėnas susimušė, gavo diskvalifikaciją, 5 varžybas, o Šarūnas Kuliešius turėjo važiuoti namo į darbus, ten, ar į mokslus, ir liko 8 žaidėjai ir 2 vartininkai. Kadangi su Šarūnu pas mus duomenys neblogi, tai aš Vėklę debiutavau kaip puolėjas. Ten lygis tai geras buvo tada, tikrai. Tai realiai 2 kart gavosi išeiti 1-0, neįmušiau. Neįmušiau 2-1, ėjom, atsimenu, Martynas Šlikas į tušius atidavė man tą pasą, aš vis tiek sugebėjau vartininkui ten iš niurelius pataikyti, kažkur neįmušti, bet jeigu tokiam lygiai dar kažkaip galima buvo išeiti, tai nes tada tikrai geras lygis buvo tokių. Bet čia kaip, aš nepasakysiu, kad aš labai super truper žaidžiau, bet
Ne, nu 1-0 Amerikoje išeit jau yra reikalų. Nu, aš kažkaip, ką žinau, gal vartininkai mes tą žaidimą biškį skaitom. Aš kažkaip puolime žaidžiau ir prie mėlyno stoviu ir žiūriu ten metai ir atšoka rytulys ir mūsiškiui kaip tik ant lasdos. Nu, aš iš karto bėgti. Tas pamatė, mane metė. Aš jau bėgu 1-0, bet taip greitai bėgau, kad rankos nespėjo nieko padaryti. Kol sugalvojau, ką daryti, jau žiūriu, vartininkas iš šarvo metu. Nu, tai vat ir keista, pavyzdžiui, irgi vėlgi, stovi vartose, na, aišku, mes prieisim prie to pasiruošimo, kaip jūs ten fiziškai ruošiatės ar nesiruošiat, bet pats tas, žinai, faktas, kad, nu, sugebėjai vis tiek ir startuoti ir pradėti bėgti, nors iš principo kaip ir nereikia, nes tu stovi vartose. Taip, bet mesgi vaikai viską praeinam, mes, kelis metus grinai čiuožiam, žaidžiam, tai mes jau išmokyti būnam žaisti net. Ir dabar būna, kad ten vaikai nelabai moka čiuožti, juos į vartų stato, nes jisai labai nori. Tai sakau, 2 dienas į savaitę tegul jie čiuožia, žaidžia, kaip žaidėjai, ir ten paskutinę dieną, penktadienį pastatykite vartus, tada jeigu nori. Bet vaikai turi išmokti čiuožti. Tu nežinai, o jeigu kaip po poros metų jam persivers galvoje ir jisai užsinorės būti žaidėjų, bet jisai jau bus atsilikęs. Tai pagrindus, manau, turi visi gauti, nesvarbu, tu vartininkas ar žaidėjas. Taip, pas jūs buvo, sakykime, labai panašios treniruotės, kaip dabar vyksta vaikų, ar kažko tai labai skiriasi? Čiuožimo daug duodavo, tikrai. Sidaravičius, tikrai visokio įdomaus to manevrinio čiuožimo, tikrai labai daug, tikrai daug gaudavom. Tai dabar sulygint, tie, kas dirba, kaip sakant, naujoviškai bando, kur dabar vėl visi pradeda propaguoti small area games, kad vaikai kuo daugiau čiuožtų, kuo daugiau ten to manevrinio čiuožimo būtų, tai taip, jo. Kai kurie yra treneriai užsispyrę, jiem reikia visos aikštės ir per visą aikštę mažiem duoti čiuožti. Tai ten to jokio manevringumo nieko nebūna. Realiai tos mokyklos, kurios turi mažiau ledo ir jiem reikia spaustis, kad sutilpt visiems, jie daugiau daro tų treniruočių, tokių small area, kur ten vaikai, manau, geriau biškį tobulėja. Tai treniruotės tikrai, bent jau mums tikrai Pasidaravičių buvo tikrai įdomios ir kokybiškos, sakyčiau, nes čiuožikai mes visi geri buvom, tikrai. Tai tas, tu sakei, kaip čempionatas, kur Latvija, Ukraina ir Lietuva ir Baltarusija dalyvavo, tai ten buvo kaip čempionatas kažkoks tai? Tu prieš tai, kur minėjai, sakei, kad... Taip, čia, kaip profesionali lyga buvo. Ten žaidė Kijevo Sokolas, tik kai buvo išširusi tą RHL Rusijos, jie žaidė, po to Rygos, Dinamo Ryga žaidė, jie Pardaugavą persivadino, žaidėjai buvo, po to ten Baltarusijos komandos, kurios žaidė ten Rusijos, tai pirmoji lygoje visos, tai visos į tą vieną lygą, tai čia profesionali stipri lyga buvo, labai, labai stipri. Tai va ten teko sužaisti. O tai kaip ten, kaip jum, pavyzdžiui, kaip lietuviam, tai jūs buvot Elektrėnų Energija, taip ir vadinasi komanda. Ir jūs, kaip jūs tam bendram kontekste jūs atrodėt? Ir kiek jums metų ten buvo? Tai aš turbūt nuo 16 pradėjau žaisti, bet pagrindas žaidėjų buvo tie, kur šiam 8, šiam 9 tą kartą, plus ten Egidijus Bauba 7-7, tas pats Audrius Zubrus 7-6, 7-4 gal keletą buvo, taip, visi kiti ten, virš 25, tai, kaip sekėsi su tom pagrindiniam komandom, tai sunku būdavo, tikrai. O ten, kur tokios šiek tiek silpnesnės, tai, pakovodavom kartais. Bet ten galima sakyti, buvo kaip vienos gatvės komanda, jinai buvo ir Energija, visi iš Elektrėnų, plus iš Rokiškio 2 žaidėjai, Limontas užliko, visi elektriniečiai ir Lietuvos rinktinė, ta pati komanda važiuodavo žaisti tuos pasaulio čempionatus. Tai aišku, dar tada tik mes startavom ten nuo tų apatinių divizionų, tai bet klausdavo, sako, kodėl
atsivežėt vieną komandą žaisti pasaulio čempionato, nerinktinę. Nu, tai sakėm, kad realiai viena čiuožykla yra ir viena komanda Lietuvoje. Tai visi stebėjo tais laikais. Nu jo, iš tikrųjų tai buvo labai įdomus. Ir vis tiek, tas įdomumas, kad vis tiek kažkaip tai jaunimas norėjo, žaidė ir viena komanda tik tai buvo ir lemba. Vis tiek. Ir tokiam lygiai žaisti ir atlaikyti dar, tai buvo reikalų, vis tiek. Tai bet tu 16 jau tenai, kaip sakant, jau švietėsi, Zasvicilse. Tai... metų, dar pirmą sezoną su Vytas Paražinskas buvo toks, geras vartininkas Lietuvoje, tai jisai žaisdavo namų rungtynės, kadangi ten biznį turėjo viską, tai aš pagrindę žaisdavau išvykos rungtynės. Ir po to jisai jau po metų baigė ir tada jau man ten tekdavo beveik viską žaisti. Irgi ten pradžiai vienas vartininkas buvo, vyresnis ten, su kuriuo dalindavomės, po to kitas, bet tai išlikau aš vienas kažkaip tai iš tų visų. Taip, su vartininkai sunkiai buvo tais laikais. Tai iš dalies buvau vienas, tai gerai, gal dėl to kažkiek ir pasiekiau, nes geram lygiai žaidžiau vienas, be spaudimo, kad kaip sužaisi gerai ir blogai, žinai, kad vis tiek kitas varžybas žaisi, nereikėdavo drebėti. Tai... Tu manai, kad tas didelę įtaką daro šiaip bendrai žaidėjam, pavyzdžiui, to... Aš suprantu, ką tu turėjo omeny dėl to, kad, nėra to tokio, žinai, presingo baisaus, kuris dabar egzistuoja, žiaurus, iš vis, pradedant tėvų spaudimų, baigiant ten, žinai, komandiniais, tai tau iš principo, padėjo tas, kad tu buvai vienas, jautėsi, galime sakyti, komfortiškai ir, psichologiškai tau buvo pakankamai, nesudėtinga, ar ne? Tai už tai, kad nesudėtinga ir gal išdirbo man tą psichologinį tokį momentą, kad aš nekesdavau sėdėti ant suolo po to. Aš visada buvau įpratęs žaisti ir jeigu į kažkokią kitą po to komandą važiuodavau ir nežaidžiu, man nervas ima, nes aš noriu žaisti ir kažkaip sutapdavo, kad kur nenuvažiuoju, aš konkuruoju visus arba bent tam pačiam lygiai žaidžiam, nes aš visada norėdavau būti pirmas, bent jau tarp tų partnerių, kaip sakoma. Tai tas gal ir gerai, kad nebuvo taip, šiandien nežaidžiu, gerai pasėdėsiu, nes moku sėdėti, išmokau per karjerą, o aš neišmokau sėdėti, man reikėdavo žaisti. Tai tas gal ir gerai, išugdė norą žaisti. Tai jau, matai, kaip iš principo, kai šiuolaikiniai, pavyzdžiui, McDavidai, kurie arba McDavidai, Bedardai ir visi kiti, jie irgi žaidžia nuolat be sustojimo ir jie niekada nesėdi. Tai tame yra tiesos, kad tas yra psichologiškai labai komfortiškai gerai žmogus gali jaustis. Jeigu iš savęs turi tą tokį, žinai, kad tipo, konkurencingumą ir nenori sėdėti. Gerai. Dabar profesinė. Kada tu perėjai, iš vis kaip tavo karjera, 16 tu žaidai tam čempionate, tenai tave aišku matė ir žiūrėjo, nes lietuvis kažkoks tai geras stovi vartose, vienintelis vos ne visoje Lietuvoje. Tai jau yra didžiulis ženklas ir kaip atsitiko taip, kad, kaip toliau karjera vystėsi, kur tu ten toliau patekai, iki kelių tu žaidai Lietuvoje ir taip toliau. Tai žaidžiau Lietuvoje, kiek čia, iki 19, galim sakyti, ir 98 ten per estus tokius susiradom, kuris vienas estas Kanadoje gyvena ir pasiskambinom ir pasiprašėm, kad surastų mum peržiūrą Kanadoje. Tai aš ir Andrius Kaminskas dviese išvažiavom į Kanadą, tai ten pradžiai Alberta, netoli Edmontono Kemraus miestelis, tenais buvo stovykla, daug ledo ritulininkų ir ten irgi visokie limitai yra tų užsieniečių, tai gavosi, kad į tą stovyklą paskambino, ten, kur aš po to važiavau iš British Columbijos Fernie komandos, paklausė vartininko, ieškojo, sako, kaip tik turim vieną europietį, tai
sakė, nupirko mane, bet nesakė už kiek iš tos stovyklos, tai nuvažiavau šitą ir žaidžiau ten British Columbijoje, čia kaip Junior A skaitėsi, bet ten lyga vadinosi Rocky Mountain Hockey League. Aha. Ten žaidė 4 Kanados komandos ir 5 Amerikos. Tai dabar kaip tik į tą, prieš ką žaisdavom, Simonas Valivonis nuvažiavo, jisai kokiais ten užkrito iš B raidės miestas. Nachlė žaidžia. Tai va, tai... Nachlė žaidžia? Ai, tai... Taip, Simas Valivonis, taip, kaip tenais tas, jo, Bismarck. Bismarck Bobcats. Jo, tai mes va, kažkada, kai aš dar žaidžiau, tai va, žaidėm prieš tos miestus, ten Amerikoje iš tikrųjų net va, jaunimo lygoje, tos didelės arenos, įdomu, ateini žaidė. Tai va, tai metus pažaidžiau tai Kanadoje. Grįžau, buvau gavęs gal 3 scholarshipus pasiūlymus iš universitetų ir kažkodėl treneris mane atbaidė, sako, ką tu ten be kalbos važiuosi studijuoti. Pasirodė, ten galima buvo pusę metų tik kalbą studijuoti, po to jau, tai turbūt čia toks gal, kaip sakoma, šūvis pro šalį karjeroj buvo, nes galėjau iš 3 universitetų Amerikos pasirinkti, kur važiuoti žaisti. Tai va, tai gavosi, kad neišvažiavau ir kitam sezonui jau sutarė, kad į peržiūrą nuvažiuosiu į ten Texas lygą, tokia buvo kaip profesionali, bet nuo kur kažkur tai, kad startuot pradėti, tai pradžiai susitarė agentas, nuvažiavau į Hamilton Bulldogs, AHL peržiūrą, ten 2 savaitės pabuvom, net gausi kontrolinės varžybas sužaisti, šatautą turiu, kaip pusantro kėlinio, bet vis tiek malonu. Jo, AHL tai nedaug lietuvių dėja dar buvo, bet vis tiek tenais gaunasi 9% žaidėjų jau su kontraktais ir ten labai kažkoks naujas geras turi atvažiuoti, kad ten jį pasiliktų ir tai pradžiai išsiųstų į Skaustą ar dar kažkur. Tai jie ten siūlė man į Skaustą važiuoti, sako, tu mums patikai ir po to gal kažkada įsikviesim. Bet sakau, ne, aš jau ten agentas sutaręs kitoj, išvažiavau ir ten stovykla buvo šiek tiek ir irgi 5 vartininkai buvo, vienas vokietis jau su kontraktu ir dar vieną norėjo, bet vėl, kaip ir visur, importų yra šitas limitas, tai ten toj lygoj 16 importų gali būti. Tai buvo treneris kanadietis, tai beveik visi žaidėjai kanadiečiai buvo, vokietis vartininkas ir 3 ar 4 amerikonai, tik tai sako, niekaip mes tais negalim pasilikti. Tai teko tą sezoną dar tada Floridoje atžaisti jaunimo lygoje ir po to jau grįžau į Lietuvą, metus vėl energijos. Klausyk, tu čia dabar man papasakai, aš niekada net negalėjau įsivaizduoti, kad tu visur pabuvęs ten, kažkur tai jaunimo lygose ten, visur ir ta prasme, kad, žinai kaip atrodo, sakau, dėl ko aš tave ir norėjau pakalbinti ir kitus irgi norėsiu, nes nieks nieko nežino apie tos ledo ritulininkus, kuriuos mes, turim, tai ir turėjom, ta prasme, Arūnas Alenikovas yra energijos treneris, ir viskas, bet kaip jisai, kada jis buvo jaunas kažkada, tai tas ir įdomu, nes, realiai tu viską ir Bobcatsai, kas dabar jaunimas susiduria su tais dalykais, ir Bobcatsai, ir Floridoje ten pabuvai, ir Kanadoje pažaidėjai, ta prasme, tai nėra taip, kad Arūnas Alenikovas pažaidė rinktiniai, nusifotkino su Zubrum, su rinktinės marškinėliais ir staiga energijos treneriu tapo. Realiai tu turėjai, kažkokią istoriją, kuri, žinai, įvyko, kažkokie dalykai. Tai gerai, grįžai dabar namo. Dar gal tokia istorija buvo, kai toj Fernie žaidžiau, tai Kanadai, tai irgi ten stebėjo aplink, ne veltui 3 universitetai scholarshipų siūlė ir šalia ten Calgary Hitmen, ta WHL komanda yra, kur CHL, kur dabar
Škadauskas žaidžia Ledbrišė, irgi ten šalia viskas. Tai realiai jie norėjo mane išpirkti pas juos, pasirašyti kontraktą, bet tiesiogiai su manim nekalbėjo, kalbėjo su vadovybė. Ir jie paprasčiausiai sakė, neparduosime. Ir aš tai nežinau, man pasakė tik tais gale sezono. O tas, turėjo sandoris įvyk gruodį. Tai, o mes realiai ta mūsų komanda, tarp junioriai komandų Kanadui pirmoje vietoje ėjom vienu metu, nes pas mus buvo 14 išėlės pergalių be pralašimo. Tai, ten, sakoma, neblogai ir mus stebėjo. Sakau, tai va, irgi toks dalykas, scholarshipų atsisakiau pats, į Seičelą nepardavė, kai sakoma, bet yra kaip yra, tai tikrai aš nesiskundžiu tą savo karjerą, kaip buvo, tai buvo. Tuo pačiu AHL irgi pabandžiau, buvo, tik iki NHL nedaėjau. Čiut. Tai. Šitą, žinai, aš prisiminiau kai tu paminėjai, kad apie AHL, faktas, iki AHL, tai čia jau, čia yra reikalų daeit, čia faktas. Tai, mesgi žinom, kad amerikonai yra business first. Ir jie, jeigu mato normalų žmogų, jie ir ims jį. Nemato, jie neims niekada, kad tu ten ir ką bedarytum. Bet aš ką prisiminiau, kad Mantas Armalis irgi, kai bandė ten patekti į AHL, jisai, man atrodo, Barakudas buvo į kažkurį laiką. Jisai aš jo interviu, kai skaičiau, jisai labai įsiminė, kad jisai padarė klaidą AHL, jeigu gerai pasakysiu, tai bandė būti geras ir draugiškas, nekonkurencingas su kitais, žinai. Ir gavosi taip, kad amerikonai pas juos nėra tokio, žinai, kad draugeliai. Yra draugeliai paviršutiniškai, bet realiai jie tave bando visais būdais nukonkuruoti. Tu jautei tau tokį dalyką iš tų būtent šiaurės amerikiečių, tokį dalyką, kad jie kaip ir draugai, bet realiai jie kiek įmanoma tave, žinai, bus šansas, jie tave visada ant tavęs užlips. Bent jau Rūbiniai, ten kai pasikalbėdom, ten buvo keletą rusų, Baltarusas buvo toks Jarkovičius, jisai ten kasmet tai NHL stovyklai, po to išmeta, jisai sako, nesuprantu, kodėl mane vėl, sako, jis irgi didelis toks viską, bet ten, tarpusavį kalbėdavo, sėdi, sako, šito brolis NHL žaidžia, sako, jisai awful, sako, bet, tas pats agentas ir traukia agentai, sako, ten irgi kalba tarpusai, žino, kad tie agentai daug dirba, ten tos pažintys, irgi labai, labai, labai daug ką reiškia, Tai aš buvau, tai aš žinau, kad jau 2 vartininkai ant kontrakto yra, konkrečiai, ir, geri vartininkai, tai žinau, kad aš, tikrai ten nepapulsiu, nebent, žemiau kažkur po to nuleis, tai šitą irgi žinojau ir sakau, ten nežinau, kaip turi pasirodyti, kad ten jau tuos, kurie ant kontrakto yra nustumtum. Jie irgi pinigus skaičiuoja. Jeigu jau jie moka kontraktą, kam čia imti tokį kažkokį dar. Tai yra tas tikrai tenais, kur pinigai, tai ten draugų nėra, tengi matėte, per treniruotės mušasi, daužosi, ten rimta pas juos. Tau kažkas vis tiek kažkas vedė, ar, žinai, kaip sako, styrino, vairavo tave kažkaip tai biški ten. Ne, tai ta junior, tai mes patys susiradom, kaip išvažiuoti į tą Kanadą. Dar tada nebuvo nei tų draftų, nieko. Ten viskas paprasčiau buvo. Tai patys susiradom išvažiuoto, ten jau žaidėm, tada pradėjo mūsų stebėti. Tai bet, ir, sakau, kaip Kanadai buvo. O į AHL, ten realiai irgi pusiau per pažįstamus, ten irgi yra agentai, kurie iš tikrųjų dirba su daug didesniem žvaigždėm, ten tai sakė, yra neblogas, sako, pažiūrėkit, tai, sakau, sutiko, pažiūrėjo, ten pasiskambino treneriui, kur žaidžiau prieš tai, kalbėjo ir tiek, o po to išvažiavus iš ten, iš Šiaurės Amerikos jau čia agento nereikėjo, tai sakom, čia buvom į Baltarusiją išvažiavau, ten irgi paskambino treneris tiesiogiai
čia energijos trenerių Medvedevas toks mėgdimą dirbo. Tai ir viskas. Nu, jie prieš juos žaisdavo, aš pastoju. Tai jie jau tave žinojo. Jau viskas be agentų daugiau buvo jo toliau. Iki karjeros galo be agentų, galima sakyti, nes šitam regione vieni kitus pažinojo ir ar tau skambina, jeigu jie tavęs nori, ar tu nori kažkur pasiprašyti, tai pats tada skambini. Tai gerai, procentų nereikia mokėti. 4 ar kiek ten agentai nori, 4 procentų. Bet žinokit, aš tai kažkaip gal labiau linkęs link to, kad geriau būtų agentas ir jisai tarėsi, nes kai pradeda žaidėjas pats tartis, tai yra blogai iš tikrųjų. Turi būti agentas, jisai tarėsi, jeigu kažkas nevykdo sąlygų, jisai skambina, o ne žaidėjas ten eina į buhalterijas ar pas trenerį, kada ten man ta premija bus ar dar kas. Tai tada galvoji ne apie žaidimą, o kaip įsimušta savo pinigus. Tai mano nuomonė, tie agentai tai iš tikrųjų yra geras dalykas. Jeigu yra agentai ir jeigu jie yra geri ir kurie dirba su žaidėju. Taip, kiti būna, prisirašo tų žaidėjų krūvas ir visiems klubams siunčia tą patį sąrašą ir ten, nedirba, kaip sakyt, labai individualiai viską. Taip, gerai, grįžom į Lietuvą. Pabuvom svečiose šalyse. Dar negrįžom. Dar labai man įdomu buvo, tu nuvažiavai iš Lietuvos į Šiaurės Ameriką ir jūs viską darėt vienaip, aikštelės didesnės, visa kita, ypač tais laikais. Staiga nuvažiuoja ten, kur išvis neaišku, kaip ten kas. Ir ką jie darė, pavyzdžiui, visi kitaip, negu jūs įpratę buvot Lietuvoje daryti. Ant ledo, ant žemės. Tai nieko, treniruotinis procesas tas pats, gal sakyčiau, labiau aktyvesnis būdavo jisai, daugiau to darbo. Rungtynėse galėčiau pasakyti, kad man lengviau ten buvo žaisti mažose aikštelėse, nedidelėse, nes pažaidėjus mažiau laiko galvot, priimt sprendimus, pasižiūrėti, reiškia, metimai būdavo tokie lengvi, paprastesni, lengvesni, tai man realiai po vyrų lygio atvažiavus ten į tą jaunimo lygį, tai tikrai man buvo nesunku tenai žaisti, tikrai. Tai tas skirtingas dalykas, kad kitoks treniruotinis procesas ir gal atsinešimas į tą ledo ritulį buvo žaidėjų toksai superinis, ta dvasia, rūbiniai prieš varžybas per treniruotės, visi tą ledo ritulį myli. Į varžybas eina kaip į karą, ten kiekvienas, lik paskutintas mūšis į kiekvienas rungtynės. Nė vienų rungtynių nebūdavo, kad kažkaip praeis, ne, ten eini, ten ta muzika užleidžia kažkokią, ten pradeda tos savo riksmus, šauksmus, rūbinėse, ten pats išeini ant tos aikštės pasiruošęs, ką nori sudraskyti. Tai ko dabar daugeliui trūksta pas mus, aš žiūriu, tai kai kurie būna lyg paslaugą daro, kad išeina į aikštę, tai nežinau, man kažkaip to nebuvo, gal ne tas materialus toksai buvo ledo ritulys, kad visi galvoja, to užaugsiu, čia kontraktai bus. Mes tą ledo ritulį mylėjom, kažkaip mes eidom 7 rytą į treniruotės, 2-3 kartą į savaitę. Kaip tik Darius Kasparaitis čia buvo atvažiavęs, prisiminėm, jis sako, kodėl vaikai nesitreniruoja ryte? Sakom, tai jo, Dariau, mes eidom, Tomas Išnauskas šalia sėdėjom, eidom 7 ryto, į patys eidavom į kompresorinę, tokia vadindavo, pas būdinčią, pasiemam raktus, atsirakinam čiuožyklą, persirengiam, susirandam, kur šviesas įsijungti. Tada treneris tik ateina. Tada pasitreniruojam, treneris jau išeina, mes į dušą, užgesinam šviesas, užrakinam čiuožyklą, raktus pridavim ir einam į mokyklą. Ir mums tai faina buvo, o Jėzus. O dabar, čia irgi, turbūt neminėsiu, ten kai kurių mokyklų, taip, dabar gyvenimas didesnis, miestai didesni, davažiuoti sunkiau, bet pasakyk, kad kam va ryte į treniruotę. Kur? Treniruotė? 7 ryto? Nežinau. Didelė mieste taip, gal sunkiau po to per kamščius važiuoti. Elektrėnuose čia buvo prieš kelius metus treniruotės, po to nebuvo, dabar vėl pradėjom bent kartą į savaitę eiti nuo 7 ryto. Tai irgi vaikai eina su malonumu, tai kas čia, nusiprausi į dušą ir eini
atsigavęs į tą pamokėlę, kai sakoma, šviežią galvą žinių gauti. Tai. Jo, sutinku su tuo, tai vat, pas mus, pavyzdžiui, buvo, kur mes, kai dar Lietuvoje buvom, lankėm irgi Geležinį Vilką, tai būdavo šeštadienį anksti ryte patkatkės tos vadinamas, žinai, kur ten su Tomu Kaminsku, tai, žiauriai. Ta prasme, mes visada užbuvom, kad ryte anksti, žinai, eit, ten daryt, ten Markas irgi užsivedęs, einam ten, žinai, tuose buvo. Aš dabar įsivaizduoju, kad dabar mažiau viskas, tų dalykų nebėra. Bet ir Kanadoje irgi, kiek aš nekėjau su saviškiu, tai sakė, irgi yra motyvuotų, yra nemotyvuotų, to tokio, žinai, to seno tokio, žinai, kur mes eidavom vos nekieme, eidavom futbolą žaist kaip į karą 1-1 arba vadą ten ar dar kažką, žinai, mes to užsikūrę būdavom bet kokiai veiklai. O dabar vis dauguma apatiški visi, nieks nebenori. Vat kaip ir tu sakai, nori pinigų, kontrakto ir grindina tik vieną dalyką, tik ledo ritulį, daugiau nieko nedaro. Ja, tas irgi, aš irgi kažkada į Vilnių važiuodavau, tai kai Lietuvoje čia žaidžiau, ten irgi tą Geležinį Vilką, vaikus patreniruoti irgi, važiuodavau 8 ant redo, kad jau Vilniui būtų. Tai jo, kažkaip dar irgi tada su noru tie vaikai važiuodavo. Kažkaip, faina būdavo, tikrai. Tai, nepasakysi, kad visi nenori dabar. Tai tikrai yra tų fanatų, bet, kai kartais būna perdėta, kad jie tik tą vieną sporto šaką pasirenka ir jeigu papildomos, tai tik tos sporto šakos. Tai kaip tik, man atrodo, lankščiau yra, geresni vaikai užauga tokie, kaip pasakyti, motorika ir taip toliau, kad kuo daugiau jie sporto šakų yra išbandę. Bet tai, vat ir, žinai, nueisim biškį iš šono nuo tavo karjeros prie tų, pavyzdžiui, vaikų. Nėra taip, kad tėvai negauna informacijos pakankamai iš trenerių arba treneriai, kadangi tai yra pakankamai, tai yra verslas vis tiek, ypač dauguma mokyklų, tai nebėra, kad valstybės išlaikomos, tai yra verslas ir jeigu vaikai norės, pavyzdžiui, pirmadienį lankys futbolą, trečiadienį lankys lengvąją atletiką, antradienį lankys ledo ritulį, ketvirtadienį, penktadienį, o šeštadienį jisai sėdės ant suoliuko, nes jisai nepakankamai lanko ledo ritulio treniruočių. Taip negali būti? Tai yragi tas dalykas Lietuvoje, kad ten tie mokinio krepšeliai ir kiekviena ta sporto mokykla, sporto šaka skirtinga už jį kariauja, kad gauti. Taip, 2,5-2 eurų į mėnesį, nežinau, kiekvienam miestui skirtingai, tai jeigu tu eini turbūt į ledo ritulį, tai jau tada futbolą negaus, krepšelį dar. Tai čia kaip tik dabar buvau seminarijoje IHF vienam, tai švedai savo modelį pasako, tai sako, ką pas mus savivaldybės visur apmoka ledą, ledas yra nemokamas mokyklom, tai padaryk tą Lietuvoje, kai čia vaikas moka kiek 100 eurų į mėnesį tik už treniruotės, Švedijos 100 moka už metus. Tai skirtingi dalykai čia nais. Sunku. Švedijai dabar aš prisiminsiu, jau senai mes jau čia išsilaisvinom iš šito mokėjimo. Mokėjom gaunasi apie 100 PM. Už būrelį mes mokėdavom 7,000, apie 800 eurų gaudavus į metus, už sezoną. Tai čia už viską. Plius dar mums reikėdavo pardavinėti loterijos bilietus arba dešras. Ko Lietuvoje nepriversi nieko, nei vieno tėvelio padaryti. Bet žinai, ten, pavyzdžiui, duoda vaikam tokių, žinai, kaip bukletai reklaminiai, kuriuose yra, pavyzdžiui, firma kažkokia išdėjo savo prekes, pavyzdžiui, saldainiai, sausainiai, dešros, saliamiai, triufeliai ir visa kita, duoda tiem vaikam. Ir tie vaikai turi vaikščioti per žmonės ir surinkt, kam įsiūlyt tų dešrų. Tai čia toks galvos skausmas, visi vieni kitiem tas knygutės pardavinėja, ten, žinai, nieks nenori pardavinėti. Tai juokingai, bet, toks nervas, žinai, kad tu moki, bet mes pamiršom, kaip Lietuvoje mokėdavom didžiulės sumas. Tai Švedijai
Nu, kiek? 800 eurų už visą sezoną, už viską. Tai bet čia priklauso irgi kokioje mokykloje, nes aš buvau užpernai į Leksandą nuvažiavęs pas man, tai man visą ekskursiją ir visą jų tą mokyklos politiką, sistemą išaiškino, tai ten pigiau moka, ten 108 eurų, man atrodo, irgi priklauso 105 eurų, tarkim, U9, 106 eurų U10, 107 eurų ten U12, nu va taip, nu, nedidelės sumos, nes man tą lentelę visą parodė, kiek kas moka ir jo, nei autobusai kainuoja niekas. Va dėl inventoriaus tik tais, va šito nežinau, neatsimenu. Ar viską duoda, ar kažką turi savo pirkti kažkiek tai. Bet jo, treniruotės ir kelionės, varžybos nieks daugiau nekainuoja. Nu, jo, mes tai viską mokėjom, bet matai, gal kad Stokholmas. Leksandas vis tiek yra kaimas, tai gal ten, žinai, nori išlaikyti tos vaikus, tai ten viskas pigiau. Stokholme tai ten lupa kaip turi būti. Ir nieko neduoda. 100 eurų nelupa. Čia Lietuvoje per 2 mėnesius tiek sumoka, realiai, jeigu su kelioniam, su viskuo, tai nu, čia šaunuoliai tėvai, kad iš vis Lietuvoje čia dar tą palaiko ledo ritulį, tai čia dėka tėvų. Čia dėl jų to fanatizmo ir noro, tai nu, čia labai didelė dėka tėvų čia, kad dar tas ledo ritulys Lietuvoje yra, nes turbūt artimiausiu metu mes nesulauksim, kad čia labai stipriai savivaldybės ar kas padėtų. Taip, Elektrėnuose padeda, tikrai vaikai daug mažiau moka, Kaune ten iš vis kapeikas moka, Rokišky, bet nu, ten vaikų sunkiai surinko, o visur kitur pilnai išlaiko visą ledo ritulį tėvai, plus pas mus turbūt, kas dar yra toks dalykas, kad visi treneriai vaikų mokyklose full time dirba, nesvarbu, ar tų U9 treniruoja U18, tai jeigu tai pažiūrint, ten Švedijoje, Suomijoje, Skandinavijoje, visur tai ten labai retas treneris, kuris full time dirba su komanda. Visi turi savo darbus ir po darbų eina dar treniruoja. Tėvai treniruoja. Sakoma, Tėvai tai yra, net, tai tėvai yra, jo, tai iki tam tikros amžiaus, tai Švedijoje, tarkim, yra licenzijos, Suomijoje nėra licenzijų, tai, kiekviena šalis truputį skirtingai, bet žinoma, ten tai tokia didybė, galybė tų trenerių, kurie pažaidė, tėvai, tai ten čiūdne bet kas gali atsistoti ir su tais mažais vaikučiais dirbti, realiai ten, po to tik tai jau prasideda, gal nuo 15, jau kur jau grinai turi viską išmanyti. Ten jau tada ir Suomijoje, žinau, Švedijoje jau treneriai, ar kaip pasakyti, ne visi full time dirba, bet pusiau, kaip žinai, tai part time. Tai va jau prasideda tik nuo tada, o pas mus nuo pat mažens visi treneriai full time'iniai beveik. Tai juos reikia išlaikyti, sakoma, ir viską kitą. Matai, nėra tradicijų. Nėra iš kur jų išluptų tradicijų. Jeigu jų nėra, matai, jas reikia naujas padaryti. O kas tas naujas daryti, čia kitas klausimas. Žiūrėk, nušokom į šoną. Žiaurė. Aš čia, žinai, čia mano gėja. Aš klausinėtų. Galėsi pakatinti biškį. Ne, sukeisiu vietom, žinai, ten į galą nukelsiu visą šitą. Jo, tu grįžai dabar į Lietuvą atgal po visų Kanadų. Kaip toliau vyko reikalai? Tai Lietuvoje dar vėklė tam vieną sezoną žaidėm ir kaip tik išvažiavau į Rygą, į peržiūrą, Ryga 2000 komandą. Tenais su Martynu Šliku mėnesį atbuvom, numetėm kapitališkai svorį ir irgi buvo 4 vartininkai ir ten net treniruotėse reikėjo kovoti, kas vartuose stovės. Ir aš kažkaip pasidau gal tam kažkiek, ten buvo vienas, jis pastovi stovi, aš matau, kad jis silpnesnis, bet jis ten lenda, kišasi vis tiek, ir stovėk, sakau, Martynui, sakau, važiuojam namo, sakau, kaip, jisai, davai važiuojam, sako, ir man matau, kad čia nelabai grįžom ir kaip tik ten Gardino daktaras perskaitė kažkokiam laikraštį, nes buvo to Vėchlo naujienas rašydavo kiekvieno klubo, kad lietuvis vartininkas išvažiavo iš Rygos, grįžo namo, ar nepraėjo, ten nežinau, kaip ten buvo parašyta.
O tas trenerių Variončikas toks buvo Gardino, žymus treneris. Jisai, nu davai paskambinau, atvažiavau, ten buvo kaip tik irgi rusas vartininkas vienas, bet ten jį kaip pirmu, mane antru, bet kažkaip aš nusprendžiau, kad būt pirmu ir po to buvau pirmu, tai ir pasiliko jie mane, nes sakau, nu kažkaip negalėdavau aš būti antru, man reikia žaisti, tai aš žaidžiau taip, kad būt pirmu ir man pasisekė. Tai ir po to Gardine 2 metai, labai patiko, geras lygis, bet aišku, man buvo labai sunku dėl tų fizinių krūvių, mes niekad tiek neturėdavom lietuviai. Tai būdavo duobės tokios, bet treneris jisai suprasdavo, jisai pamato, kad man jau akyse pilka, sako, 3 dienas, kad tavęs čiuožykloj nematyčiau, daryk, ką nori. Gerk, važiuok namo, ką nori daryk. Sako, 3 dienas neik į čiuožyklą, kad vėl pasilgęs ateitum. Tai taip, porą metų tai buvo, bet ten tikrai patiko, lygis geras. Aišku, aš mes žaisdavom energiją prieš juos, bet kai tu po to žaidėjau toj komandai, tai lengviau, jau maloniau. Tai ir plus gera komanda, buvo geri vyrai, techniški ir labai patiko. Po Baltarusijos 2 metų sugalvojau važiuoti į tą vyšąją lygą ar antrą lygą Rusijos. Nors mane atkalbinėjo Gardino treneris, bet vis tiek sakau, man reikia pabandyti. Tai nuvažiavau, Orsko komanda buvo, ir ką ten, aišku, kai lietuvis atvažiuoja ne į top komandą. Tai, alga ten gal man netiek svarbu buvo, bet norėjosi ten žaisti, tai prasidėjo sezonas ir viskas lygtais neblogai klostėsi, kol neatvažiavo vartininkų treneris iš Latvijos. Galvojau, savas atvažiuoja, tai čia, padės biški, pasitreniruosim. O kai jis atvažiavo, tai čiuožimas blogas, žiūrėk, nemokė atmušinėti, pozicijos blogas, oba savo Latviją atsivežė. Ir tada taip nustūmė, galvoju, važiuosiu aš namo. Ir grįžau namo. O tas kaip tik vartininkų treneris buvo, tai kai Rygoje tada buvau peržiūroj, tai jisai vienas iš mano tų buvo pretendentų į vietą, bet jo irgi nepaėmė. Tai nežinau, lygtais neturėjo kažkokio blogio laikyti ant manęs, bet taip kontaktų iškart nebuvo, sakau, nuo pirmos dienos, kad ten čiuožt nemoki, ten sėdi ne taip, ne tą darai, buvo nieko savo. Tai kažkaip ir nesusiklostė man tenais. Ir grįžau į Lietuvą ir išvažiavau į Liepoją, man atrodo, dabaigt sezoną. Tai irgi Liepoja žaidė vėl, toj pačioj tam Vėklė vadinama. Žaidė Liepoja, Ryga 2000, ten Daugpilio komanda, Ogrė buvo, Baltarusijos 4-5. Jau lietuviai tada nežaidė, man atrodo. Ukrainos dar, gera lyga buvo. Toliau pasakot po Latvijos. Po Latvijos, ką žinau, po Latvijos kaip tik apsiženijau ir žmona, kadangi mano iš Gardino, tai nusprendžiau grįžti į Gardiną. Ir Anglijoje kaip tik grįžau į Gardiną ir kažkas ten mums, man atrodo, jau viską nesimenu, reikia Liet prospektą atsidaryti. Ten kažkas mums nesusiklostė ir tada sako, ieško klubo. Neišvarom tais, bet ieško klubo. Tai aš kaip tik Kierą su Kuliešium žaidė Anglijoje ir ten jie irgi gal 11 varžybų, nei vienos pergalės nebuvo. Tai, davai atvažiuok, sako. Atvažiavau, lygis ten, čia žyglai pas mus tinklai dar buvo, nei stiklų, nieko, ten to solių gulė. Pradėjom laiminėti, po kempę metimų, nieko liktais patenkinti, ten buvo ir valdžia, ir tie keli žiūrovai, kurie ateidavo, ten po to
tais metaisgi važiavomės į šitą. Po sezono kaip tik. Iš Anglijoje buvau toj komandai ir ant playoffų mane ten jau pasiėmė kitas klubas. Išpirko, kai sakoma, pasistiprintai. Ir po to pasaulio čempasgi buvo Estijoje, kai mes tada vos į elitą neišėjom, ten su Austrais trečiam kėliny tik tai pralošėm jiem. Tai ten, va, kai visą sezoną gauni po 50 metimų kiekvienos rungtynės, tai ten lengva atrodė. Lenkai 40 padarė, kažvyra, atrodo, aplošėm. Jo, bet... Tai va, tai jau po Austrijos, po Talino, jau ten čiūtį elitą, atrodo, neišėjom, čia toj kontraktai pasipils visiems. Kur tau? Vienintelis pasiūlymas, realus toks buvo į Olandiją važiuoti. Pasirašiau kontraktą, bet neišvažiavau ir vėl grįžau į Gardiną. Ir ten dar, kiek ten pabuvau Gardine, po to iš Lobiną išvažiavau 2 sezonus žaidžiau ir baigiau Vitebske, man atrodo. Grįžau čionais. Tai jau Vitebske jau čia buvo paskutinė komanda užsienyje. 11 metai, jo. Ir tada grįžai čia ir dar sužaidė Lietuvoje? Kažkodėl aš nebeatsimenu. Kažką sužaidžiau, dar čia žaidėm. Man atrodo, dar žaidžiau porą metų ten. Mes su Neriu Daukseičiu buvom partneriai, tai čia tų sezono daug rungtynių nebūdavo, tai mes patys nutardavom, kas žaidžia tas varžybas, kam patogesnis priešininkas, tas ir žaidžia. Tai, bet ten jau taip buvo, kaip sakoma, panašiai, ar pagal nuotaiką, ar dar kažką. Tai kažkaip dar porą metų ir, man atrodo, viskas baigiau. Čia kažkokiais metais buvau išė. Su noru baigiai, ar taip? Baigiau, ką žinau, nes iš tikrųjų aš turėjau traumą. Važiavom žaisti tą, kaip pertraukas tarptautinės būna. Ir važiavom žaisti į Kijevą už rinktinę Lietuvos. Ir čiurnos raiščius nusitraukiau ir ten operacija, viskas, pusę metų reabilitacija. Ir bandžiau grįžti ir su tokiu, nežinau, nenoriu, dar ten man rado Lenkijoje, jau Svensimą, kaip į klubą peržiūrą nuvažiavau, savaitę pabuvau ir supratau, kad jau nebesinori. Kažkaip ir, labai neperginau, gal tik, sunku buvo, ką dabar reiks daryti. Iš tikrųjų, nes daugelis, ne visigi sportininkai užsidirba milijonus ir turi jau biznius pasidaro, ar dar, nors turi sąskaitos santaupų, tai aš iš savo uždirbtos algos namą stačiausi, tai galima sakyti, į namą viskas sudėjau. Tai jo, tas buvo toksai šokas, gal stresas, ką reiks daryti. Ir kaip tik gavosi, kad ten buvo ekonominė ta bloga situacija pasaulyje, ten ko tik tais neklausiau draugų, duokit darbą, dar kas sako, patys čia bandom vos išgyventi, niekaip. Tai labai buvo sunku, nes nežinau, ką daryti, kur dėtis. Tai net buvau jau furistų teisės išsilaikęs, kad, sėsiu, važiuosiu, o ką daryti, tiek vaikas yra, šeima, išlaikyti reikia. Ir pasitaikė, Geležinio Vilko Andrius Pietkauskas, sako, davai pradėk vartininkus važiuok, čia treniruok pas mus dar, tai po truputį ten ir po to atsirado ta MHL Baltika komanda, kur žaidė. Tai ten trenerių nuėjau dirbti. Sezoną atidirbom ten ir gavosi, kad jau 14 metais į Gardiną mane pakvietė dirbti. Tai Gardine 7 metus atidirbau ir irgi jau supratau po to, kad laikas namo pas šeimą jau užteks keliauti, nors mano žmona iš Gardino, bet čia vaikai mokykloje, tai šeima daugiau Lietuvoje būdavo. Tai turbūt ir todėl grįžau į Lietuvą 21 čia turbūt. Matai, kaip viskas gerai susiklosti iš principo, nes, kaip sakoma, nieko gyvenime nėra be reikalo, viskas vyksta taip, kaip turi vykti ir niekaip kitaip.
Nu tai labai iš dalies taip, čia pasisekė, čia turbūt nežinai, kai tai dar sovietiniais laikais, ar tai Gardino komanda Sovietų sąjungos pirmos lygos rungtynės žaisdavo Elektrėnuose. Ir jiegi čia gyvendavo pastoviai. Tai jie čia buvo kaip namų rungtynė, man Gardinas tai atrodė kaip, namų komanda. Ir po to aš išvažiavau pas juos už juos žaisti, man čia irgi tokie, man nereikėjo NHL, iš tikrųjų, man nebuvo svajonė NHL, niekad. Va, Gardinė, čia buvo mūsų idealai vaikystėje, aš ten žaidžiau liuks. Po to paėmė ten mane dirbti treneriu, tai irgi liuks, viską, mes čempionų lygas apvažinėjom, kontinentinės taurės laimėjom, vietiniai ten čempionatus 2 kart laimėjom, bronzą, sidabrą, ten irgi viską laimėjom, ką galima, tai, labai, kaip sakoma, karjerą, sakyčiau, kaip to trenerio užsienio, gana viskas tvarkoje išsipildė ir irgi supratau, kad daugiau gal nenoriu dabar į užsienį važiuoti, norėjau grįžti į Lietuvą, plus tokį pasiūlymą gavau su vaikų ledo rituliu dirbti, tai kažkaip tai tas irgi pastumėjo mane grįžti, kad irgi grįžti iš karto yra konkreti darbo vieta, kur už kažką būsi atsakingas, tai tiek gal. Nes aš atsimenu Gardino, kai buvo, kada aš pirmą kartą pamačiau Gardino Niemaną, ne? Taip. Jo. Tai Gardino Niemaną aš pirmą kartą pamačiau per MHL tos varžybas, kai jie žaidė prieš Baltiką. Taip, draugiškom rungtynėm buvo atvykę jie sužaisti. Taip, buvo. Ir man labiausiai įstrigo vienas dalykas ir po to aš niekada nepamiršau to, kaip tie vyrai su viena ranka, vienas gynėjas buvo net pasirėmęs, žinai, į stiklą. Ta prasme, polimo zonai Niemano gynėjas pasirėmęs į stiklą, žinai, vieną alkūnę padėjęs ant borto, su viena ranka laiko lazdą, o ten Baltika ten laksto, tai kaip išprotėję, žinai, o tie nieko nedaro, ant tiek meistrai, kad jie niekur net nejuda, nieko nebėga, nieko nedaro, bet Baltika net negalėjo net išeiti iš zonos iš vis. Ta prasme, mane aš kaip nebuvau susidūręs su, sakykime, gyvai užsieninių ledo ritulių taip arti. Tai man Gardino Nieman sudarė labai profesionalių žmonių įspūdį. Tai, skaitikė, kai žaidė su ta Baltika, po metų aš išvažiavau ten dirbti ir dar tai pas mus, realiai sąstatas buvo toks, kad 5 žaidėjai, kurie KHL čempionai tapę buvo, 5 pas mus buvo komandai. Plus ten kitų, Lenkijos rinktinės žaidėjai buvo, kur pašiau topiniai Lenkų žaidėjai. Pas mus ten sąstatas buvo, tai mes playoffus praėjom 12-0, tai čempionais tapom, tai visus etapus 4-0. Ten realiai, ką žaidėjam nupieši, ką reikalauja, viską pildo. Ten, apmokyti žaidėjai. Su tokiais tikrai labai malonu nedirbu. Tai, ir čempionų lygą žaidėm, tai Cūgą aplošinėjom, mane šveicarų čempionai, jų Veskelė čempionų lygos čempionais tapo, mes tada jos 2 kartą aplošėm tais metais. Tai, tokia experiences fainas buvo, išvažiuoji, pažaidė Europai, po to vėl grįžti, vėl, tai labai, tavo karjeros tos posūkis man tikrai pasisekė, galima sakyti, kad tenais teko dirbti. Tai pamačiau, sakoma, topiniai ledo ritulį Europos, aišku, tenais toliau, ten top klubai, švedų, šveicarų, šiek tiek toliau tenais yra matosi, bet vis tiek, buvom kažkur šalia ir, tikrai buvo malonu žiūrėti ir žaisti prieš tokias komandas. Malonu dirbti, žinai, kurie užsivedę, nori daryti, žino, ką daro ir nori daryti ir dar tai tie laikai, žinai, kad, vertina tai, ką jie daro, netgi ten, žinai, su kokiais, kurie tiesiog ateina pabūt, tokiais niekada nemalonu, čia, žinai, ir mano profesijų, bet kurioje profesijoje, nes smagu būti su žmonėm, kurie nenori kažko tai daryti. Klausimas apie vartininkus, kaip būtų keista. Šiuolaikinius vartininkus dabar matai ir treniravai, kaip skiriasi jų pasiruošimas
tavo laikais ir šiais laikais? Didelis skirtumas. Mano laikais aš neturėjau vartininkų trenerių, nežinau iki kada. Pirmą vartininkų trenerių sutikau, kai į Rygą važiavau peržiūrą. Samoilovas buvo toks olimpinis čempionas Latvijos. Tai bet jo darbas buvo toks, davai ten nebėkit, ten biškai pats atškuiti, kad, mažiau darbo, nereikia čia jums visko daryti, ten, jeigu štangą mažiau padaryti, nebuvo toks, davai, dirbam, tai tokia pirma pažintis man buvo su vartininkų treneriu. O po to aš taip ir neturėjau vartininkų trenerių. Dabar vaikai nuo mažens turi vartininkų trenerius. Jie 8-mečiai, 9-mečiai, techniškai jie viską daro, ką nori, slaidus, perčiuožimus, ką nori, poziciškai su jais dirbama yra. Kaip sakoma, inventorius geras, ne arklio plaukų prikišti, ne šarvai, net spalvą atitaiko kai kuriem vaikam, kurie nori. Tai realiai viskas duota vaikam dabar. Man gal tik tais trūksta, bet čia bendras tas fizinis išprusimas kaip motorika, koordinacija, ne? Kadangi mes kieme užaugę, tai mes ten lankstus pralysti, prašokti, apsiversti, o dabar tokie vaikai labiau jie susikaustę yra, netokie koordinuoti. Tai va, ten darom stovyklas vartininkų, duodam jiems visokių motorikos, koordinacijos pratimų, tai daugeliu čia yra iššūkis. Atrodo, kas čia yra, vienu metu pašok, pakelk ranką. Tai daugeliu iššūkis, tai gal to skiriasi, bet taip, treniruotinis procesas dabar, vaikams tai yra, viskas duota realiai. Ir vaikai, pasakyčiau, mano metuose, tarkim, paimam 14 metų, koks aš buvau, ir dabar 14 metų, kokie yra, tai jie galva gal 2 geriau, dabar jie yra geresni, techniškesni, aišku, ir kitokia įranga, apranga dabar, aišku, kur viską patogesnė, tai bet jie yra dabar labai apmokyti. Bent jau informacijos jie gauna visi ir daug, tik tai jis vėl priklauso, kiek vaikas imlus yra ir tą pasiema. Tai tu pats, pavyzdžiui, jeigu reikėtų rekomenduoti, pavyzdžiui, vartininkai, klausys, aišku, vartininkų tėvai, rekomenduotum savaitėje kažkokį tai kitą sportą užsiimti. Vados jau nežais, aišku, kieme šiais laikais, arba nelakstys ten po betoninius šitos plytgalius, kur per šitos, kaip jisai, per plytgalius statybose nelakstys. Vat ką rekomenduotum tokio užsiimti papildomai, kad neprarasti to, žinai, kaip šiais laikais ir amerikonų ten sporto visi tie sporto mokslininkai sako, kad reikia kad būtų multifunkcinis atletas. Tik tada jisai gali pasiekti rezultatų. Tai, pavyzdžiui, ką rekomenduotum vaikam užsiimti šiais laikais? Tai viską. Eik futbolą, krepšinį, rankinį, tenisą, lauko, stalo tenisą, padelį pradėjo žaisti visi. Ten šokius, eik šokius, čia iš vis tavo motorika, koordinacija dirbs, absoliučiai viską, kas susiję su judrumu. Čia net, nereikia išskirti kažkokios vienos sporto šakos. Aišku, esu matęs, tarkim, vartininkas, kuris į karatę eidavo, ne? Atrodo, karatė greitas viską, bet jisai yra susikausęs viską. Ir jo tas rankas po to išjudinti nėra paprasta. Kitas vartininkas buvo kartingo čempionas, ne? Tai jisai irgi visas, toksai sukaustytas, nes tą vairą sukioti, tai, toks rankos matosi šitą. Tai viskas, kas susijęs su judrumu, žaidimu, tai belė kokią sporto šaką, eik ir žais. Tai čia, net negaliu aš parekomenduoti kažkokios vienos. Absoliučiai kažką kitokio truputį ir viskas, ir tai jau naudodas. Fantastika. Nes, iš tikrųjų, kiek aš iki šiol domiuosi, nes jau aš jau ten Markui nieko nebegaliu pasakyti, ar ten kažką, tai ką aš jam ten rekomenduosiu, aišku, vieni. Bet aš vis tiek toliau domiuosi, žinai, ir, iš tikrųjų, tai jo, labai stipriai, vėlgi, tėvam turbūt mažai informacijos turi, ką daryti, nes visi nori, žinai, ekstra to
patkatkės ten, kad tik tai daugiau ledo rytulio, bet visi pamiršta, kad reikia to koordinacijos ir judesio tokio visai kito laisvo. Vat ką aš iš tikrųjų pastebėjau irgi, kad visi labai tokie, žinai, kaip telefoną laiko, kartingą, ta prasme, kad tokie labai kieti susikaustė. Nėra tokio laisvumo kaip pas mus, kaip Jordanas, žinai, Michaelas Jordanas, visas toksai, kažkaip plevesuoja, bet jisai viską padaro, ką reikia padaryti, vien tik tai iš to, kad jisai laisvas. Ir galvoj, ir raumenyse. Pats esi dabar kai treneris, bet ir dar kai ir žaidėjai. Aišku, skirtumas dabar didžiulis, nes visiškai kitas turbūt žmogus esi lyginant, bet psichologinis, pavyzdžiui, pasiruošimas. Kaip anksčiau priimdavai klaidas savo ir dėl jų perginda, ir kaip dabar, kai esi jau treneris. Ir vis tiek padarai ir klaidų, ir daugiau to presingo, kaip susitvarkai su to psichologinė visą tą, žinai, tokia terpė gyvenime. Kai žaisdavau, tai aš suprasdavau savo klaidas ir labai nemėgdavau, kai man jas primindavo treneris. Ar kai už tai ten mane ką tu čia nesugavai tokį golą. Tai aš pats suprantu, kad mano golas. Ir to labai nemėgdavau, nes aš realiai suprasdavau, kad gaunu tą golą. O dabar kaip treneris, tai žinoma supranti, kad irgi darai, kad kartais irgi padarai tą, sakoma, gaisrą ant to soliuko, kartais, kitur pažiūri ten jau pamiršai, kas jo, tai, bet, kai sakoma, visada reikia, pripažinti savo klaidą, tu negali ten tik žaidėjų, kaip pasakyti, peikti, kad jie viską blogai daro, kai jie mato, kad ir tu, kai sakoma, klysti, tai svarbu yra tą pripažinti ir pasakyti, vyrai, taip, šiandien irgi buvau kažkur išskridęs, gal nesusikoncentravęs, tai aš tą nesigėdinu pasakyti, nes jeigu esi vienoj, kaip pasakyti, valtį, visi plaukiam, tai, visi dirbam, visi daro klaidas, bet svarbu tą pripažinti, nes, ir daugelis žaidėjų yra, sakai, tugi tai padarai, ne, aš gerai padariau. Po to, jeigu video pažiūrim, tai... Bet čia daugelis žaidėjų taip yra ir, kad sakai, jiem kitaip atrodo vis tiek truputį, tai tik svarbu į konfliktą, kai sakoma, nelysti, o, jeigu jisai kitaip galvoja, tai paprasčiausiai atsuk video, pažiūrėk, ramiai parodyk, kad, buvai neteisus ir kitą kartą gal jisai nesiginčys. Žaidėjai vis tiek susiduria su kiekvienas savo tam pasaulį gyvena, ypač per varžybas, po varžybų, arba pasisekė, arba nepasisekė. Dažniausiai, kai nepasisekė, pradeda ten savyje labai knystis, ten landžiot. Tais laikais, aišku, psichologų sporto ten tokių net turbūt su žiburiu nebuvo apie tokius dalykus, nes galim nekalbėti, bet šiais laikais aš nežinau, kiek Elektrėnų energija yra, tai jau labai pro komanda. Ar yra žaidėjų, kurie, matai, kad labai siekia, dirba ir nori, ir ten, nežinau, kalbasi su psichologais, supranta, apie ką kalba, dirba vasarą. Yra tokių, yra skirtumas tarp to, kaip tada buvo ir dabar, matai, kad yra žaidėjų tokių. Kad jie nori žaisti, taip. Aš pilnai sutinku, kad jie vasarą ruošiasi, turbūt nei vienas ant manęs nepyks ir pasakysiu, kad jie nesiruošia vasarą, nes matosi, kokie jie ateina po vasaros į pirmas treniruotės, tai dėl šito, manau, jie nepyks, kad tiesą sakau, bet žaidžia, su, kai sakoma, tikrai su dideliu noru atsidavė daugelis, nes pas mus tokia yra taisyklė, aš pasakęs, jeigu nenori, mes neprašysim, kad tu žaistum. Neik, eik į kitą komandą. Ir ką, aš tikrai neprašysiu, prašau išeik, prašau blokuok metimą, prašau išmest. Ne. Tai, kiekvienas turi norėti žaisti. Ir pas mus liktais, pagrindas energijai vietiniai žaidėjai. Tiek, kiek daugelis kartų užaugę, žaidė, ar matė, kaip kiti žaidžia jaunesni, vyresni žiūrėdami, tai bandom sukurti tokią kaip namų atmosferą, kad jie viens už kitą
eitų kovot. Kai sakoma, tu negali tik žaisti už save, tu turi žaisti už miestą, už emblemą maikės, taip, už savo partnerį, kai sakoma, už žiūrovą, už trenerį irgi turi kažkiek žaisti. Kai vienas treneris sakė, treneriai turi mylėti, gerbti ir truputį nekęsti už tai, kad jisai reikalauja iš jūsų. Jo, tai, aš, neturiu bent jau pretenzijų saviem žaidėjim, kad jie nenorėtų žaisti. Tik tai vienintelis palinkėjimas jiems būtų, kad jie vasarą daugiau ruoštųsi, nes jiem patiem lengviau po to į sezoną bus įeiti, nes kai tu 3 mėnesius nieko nedarai, beveik nieko nedarai, tai, čia organizmo yra turbūt žalojimas, kai po to iš karto po krūvių krenti ir tenais rungtynės iš karto ir taip toliau. Tai. Bet yra skirtumas, kaip, pavyzdžiui, jūs, kadangi buvusioje Tarybų sąjungoje tas ledo ritulys biškai kitoks, pavyzdžiui, negu nuo Šiaurės Amerikos, kur labai ten profesionaliai visi žiūri į tai ir jie kiekvieni asmeniškai ruošiasi vasarą patys, niekas ten jų neverčia, kai ten, pavyzdžiui, Tarybų sąjungai būdavo taip, kad visi susirenka komandą ir vasarą dirba kartu, ten tampo ten tos balonus ten tos ir taip toliau ir taip toliau. Vat papasakok jūs vasaros, jaunystėje arba jaunie mane, kai žaidėjai buvo kažkokios, kaip ten jūsų tos treniruotės vykdavo, ko dabar nebedaro niekas Lietuvoje. Tai labai paprastas atsakymas, kodėl taip darydavau. Šiaurės Amerikoje, ten tarkim, žaidėjai žaidžia už kontraktus ir ten jie žino, kad atvažiuosiu į stovyklą, kad ir su kontraktu, bet jeigu blogai žaisiu, kontraktas baigsis ir aš liksiu be darbo. Ne? Čianais, gal buvusiai Sovietų sąjungai, gal tų žaidėjų nebuvo didelis perteklius, ne? Ir vis tiek visi žinojo, kad beveik vis tiek visi žais, jeigu kontraktą pasirašė. Ir pagrindinis dalykas premijos. Kontraktai mažesni ir būdavo laikai, kai tu premijom užsidirbi didesnę dalį algos, kaip sakoma, kaip pasakyti, alga yra mažesnė, negu tu gali užsidirbti premijom. Tai už tai visi iš anksto susirinkdavo, juos treniruodavo treneriai, kad jie po to visiems uždirbtų premiją, algą, tai sakoma. Tai va toks ir skirtumas gal, nes dabar irgi tas pats, nuo Liepos 1 jie ten jau bėgioja, ruošiasi, nes irgi net šiais laikais likusios premijos ten pas juos, kiek žinau, ir užduotis ten labai griežtai. Yra 12 klubų ir 12 vadovų, jie nori, kad komanda taptų ten prizininkas, tai ten, kartais net turbūt nežiūrint, neįvertina jie sąlygų ar žaidėjų pasirinkimą, jie vis tiek reikalauja rezultatus. O mūsų laikais Lietuvoje, kad ir žaisdavomės su tom Vėklė vadinamam Rytų Europos lygoj, tai mes į savaitę 3 kartus vasarą žaisdavom futbolą ant stadiono ir važiuodavom į Gardiną, visada Gardine būdavo pirmo sezono rungtynės. Tarkim, rugsėjo pradžiai, o jie jau Liepą rugpjūtį atvarė yra. O mes nuo futbolo stadiono atvažiuojam vakare, pirmą kartą iš vis ant ledo išeinam, susitardom, kad dieną anksčiau atvažiuojam, kitą dieną Raskatke ir vakare 0-10 stabiliai. Tai ten jie, kaip pasakyti, už tai algą gaudavo. Nes šitą energiją, tai čia už kapeikas, galima sakyti, pusiau savanoriai tokie žaidėjai būdavo žaisdamo. Ten jų darbas yra, jie daugiau niekur, jie tik ledo ritulį 2 kartą į dieną treniruojasi, juos maitina, aprengia, anksčiau butus, mašinos duodavo viską. Tai ten jų darbas buvo, kaip eina į fabriką tekintojas ar mokytojas į mokyklą dirbti, taip ten ledo ritulį žaisti. Daugiau nieko apie kito tau nereikia galvoti. Už tai, kadangi viskas pastatyta tik ant pinigų uždirbimo, už tai ten ir juos kitaip ruošia biškį. O tai pačiam teko, taip kad vasarą, sakykime, Šiaurės Amerikos to stilium, pačiam vasarą ruoštis? Ar visą laiką tau teko jau, kaip su komanda ruoštis? Ne, niekad neteko pačiam, nes
iš tikrųjų pats toksai gal prie tinginio būdavau ir, nelabai. Eidavom į tą salę pastumdyti štangos, bet kaip treniruotis, ką, mes nežinojom. Tai aš, kai papuoliau į Gardiną, kiek man ten 21 metai buvo, ar kiek, kur papuoliau 2 mėnesius be ledo, tik tai štangų salė ir bėgimų takelės. Kur? Man tai čia buvo katastrofa, tikrai. Buvo vieną kartą energiją mūsų išvežęs treneris į Ignaliną, į bazę, ten ir 2 savaitėms stovyklą. Tai mes ten pagrindė bėgiojom, ten salė truputį ir, krosus bėgiojom. Bet vis tiek nesulyginsi to pasiruošimo, kaip realiai jau ten atvažiuoji į komandą, kur, tai, kaip pasakyti, kryptingai tą viską daro. Tai bet dabar... sunku buvo, man labai sunku buvo, tikrai pripažįstu, tai labai sunku. Tai dabar, ta prasme, jeigu turint šiuolaikinę tavo treniruojamą energiją, jaunimas, jie, nežinau, pačiam kaip tau atrodo, kodėl jie, pavyzdžiui, vasarą nestreniruoja, nes jau aš nežinau, kiek turbūt visiems aišku, kad šiais laikais, kaip ir sakau, ne Tarybų sąjunga, komanda nesirūpins, kad tavo fizinių pasirengimų, jeigu tu nori atrodyti gerai, tu pats turi 3 mėnesius, 4 ruoštis pats, tam, kad tu išėjęs ant ledo parodytum, kas tu vapšiai, iš vis, ką tu gali, koks tu esi, kokia pas tai sprogstamoji jėga, driblingas, metimas ten pasikeitęs, nežinau, ko jiem trūksta, mentaliai, aš nežinau ko. Nes jų ledo ritulys yra nepagrindinis užsiėmimas gyvenime. Visi žaidėjai beveik turi kitus darbus, taip, ar studentai yra. Tai tarkim, iki vasaros galo pas mus buvo, kas barmenų dirba, kas statybose dirba, kas ten veik parke dirba instruktorium, kas dar ką. Čia ledo ritulysim, kad ir dabar sezonas prasidėjo, čia nėra jų pagrindinis kaip gyvenimo užsiėmimas, čia yra kaip part-time'as. Pas mus treniruotės vyksta 8 vakare, kad visi spėtų po mokslo, po darbų atvažiuoti treniruotę. Pas mus visos varžybos išvyko į savaitgalį, nes vidury savaitės nesurinksim komandos į išvyką važiuoti, nes mokosi ar dirba. Tai ir sunku kažką reikalauti žaidėjų, kad jie vasarą dirbtų, kažkam mokėtus kažkokiam specialistui pinigus, ar dar kažką, kad pasiruošti sezonui, kur nėra čia jų, kaip pasakyti, tas pagrindinis pragyvenimo šaltinis. Aš nesakau, kad visi nesiruošia, bet daugelis nesiruošia. Kai kurie, aš mačiau, bėgioja ar dviračius mina, į salę ėjo, į čiuožyklą pas mus puikios sąlygos yra, net džimas geras yra, tai eina kai kurie žaidėjai, bet sakau, ne visi ir už tai jie po to sunkiai pradeda tą sezoną, nes jie turi gyvenime kitų, sakoma, reikalų, kad išgyventi. Bet tai, gerai, tada, nežinau, sakykime, užsienio praktika, reiškia, žaidėjai ne visi, realiai suprantu taip, kad žaidėjai neturi motivacijos, nes tai nėra jų kažkoks tai tikslas kažką pasiekti, jie neturi to tikslo ledo ritulyje, tai yra jų kaip šoninis kažkoks tai užsiėmimas, veikla, kaip hobis. Ir, kai hobį turi ir dar darbas, tau tas hobis neneša kažkokių pinigų, tai aš suprantu, kad ten treneris reikalauti, aišku, nieko jis ir negali. Bet iš tavęs kaip iš trenerio tai reikalauja kažkas tai rezultatų, ar ne? Iš mūsų reikalauja, kad žaistų kuo daugiau vietinių žaidėjų miestas, taip, nes mes, miesto išlaikoma komanda esam. Net tai, žinoma, nori ir miestas, kad laimėtume kažką. Tai aš sakau, dabar sezono metu, taigi jie viską pildo. Už kapeikas, galima sakyti, žaidžia, porą 100 eurų maistpinigų gauna kai kurie, tai jie varo 100%, jokių pretenzijų. Tik tais, aš gal noriu pasakyti tą, kad jie daugelį susitaikė, kad jų karjera, Lietuvoje yra ir jinai turbūt baigsis.
nemato vizijos, kad jau žaisiu užsienį kažkur tai ir pasieksiu ten tų didelių super kontraktų. Čia realiai, kaip bebūtų turbūt skausminga, bet mes turim tą lietuvišką pasą, kuris ledo ritulio pasaulyje niekam nereikalingas. Čia dabar tik tais jau tie mūsų jaunimas pradeda garsinti truputį Lietuva. Nu nieko, net rinkinio žaidėjų, mes pirmam A divizione žaidžiam, susirasti vidutiniai lygoje Europoje darbą beveik be šansų. Jeigu atsidarykit, kur žaidžia lietuviai, ne? Kur žaidžia? Niekur. Ta prasme, aš nekalbu apie top lygas. Švedijoje tops lygoje nei vienas, Suomijoje nei vienas, Vokietija, Šveicarijoje Ignas dabar, Ignatavičius Simas atsirado, bet jaunas, ne? Bet pirmas. Kur dar top lygos? Prancūzijoje ta pačia nėra. Norvegijoje žaidė top lygoj pernai, taip, Čižas su Gintautu. Tai bet jie žaidė komandai, ryte eina į darbą iki 5 ir vakare eina į treniruotę. Tai irgi, sakau, kad ir tu lietuvis turi būti daug geresnis galva už kažkokį čeką, kanadietį ar ką, kad tave paimtų. Nes jeigu tai pažiūrėt geografiją, kokie treneriai dirba, pagrindą Šiaurės Amerikos treneriai dirba visur. Ir jie geriau savo atsiveš kažkokį žaidėją negu lietuvis, kas lietuvis. Taip yra ir, tas pats Laurynas Lubys, puikų pasaulio čempionatą aš žaidė, kiek 3 įvarčius praleido per kiek, nuostabu. Ir aš kiek bandžiau agentam rašiau, ir jisai ten, žinau, rašė, nei vieno pasiūlymo į normalesnę lygą, kad kur kažkiek bent mokėtų. Nei vieno pasiūlymo. Tai, labai gaila, sakau, tikrai nėra tie lietuviai tokie prasti žaidėjai, kad ten, negalėtų žaistose vidutinėse Europos lygose, bet, labai sunku išvažiuoti, labai. Reikia ko? Nežinau, ko reikia. Čia tokia amžina kažkokia, tai amžina tema, kad reikia kažko, tai nieks nežinom, ko reikia, nes, pirmiausia, turbūt žmonių ir salių, ir tų aikštelių reikia, bet čia, žinai, kurių niekada turbūt nebus. Čia toksai, kaip sakant, buvo klausimas, taip, žinai, biški paliudėt. Bet iš principo ką, aš galiu pasakyti taip, kad aš pankus ir energiją visada pasižiūriu. Nes, pavyzdžiui, Lietuvoje ledo ritulio mes jokio kito ir neturim, profesionalaus, sakykim taip. Jisai pusiau profesionalus, nes žmonės dirba plus dar prie ledo ritulio, bet aš vis tiek žiūriu. Nes man vis tiek įdomu, nes, žinai, lietuviai, kadangi mes lietuviai, ir man įdomu vis tiek, kaip lietuviai žaidžia, ir aš galiu pasakyti, kad prieš latvius jūs visai neblogai atrodot. Tai, sakau, būna rungtynės, žaidžiam neblogai, laikomės viską patonu, tas būna biški kažkas, ir sugriūni, sulūžti kažkas, gal to psichologinio truputį trūksta, kad patikėt savo jėgom. Mes vakar daug pralošėm pagal tablo žiūrint, bet mes taip blogai nežaidėm, sukrito įvarčiai, bet tikrai, neblogai ir per tuos 3 metus, 4 dabar žaidžiam, aš matau, kaip augo tie žaidėjai, jie tokie suvyriškėjo, jie tikrai, tas žaidimas tai Latvijos lygoje, tai mums, duoda naudos, tikrai. Sakau, žiūrint į jaunimą, aš labiau gal Elektrėnų galiu vertinti tuos jaunus, kur prieš 4 metus pradėjo ir dabar, tai jie, suvyriškėjo. Pažiūrėk, tos vyrų rinkinė pusė žaidėjų iš šitos Latvijos lygos, OHL. Pusė. Tai reiškia, nėra toks blogas lygis, jeigu bent jau į tą 1A divizioną išėjom, pažiūrėsim, tai kitais metais mums seksis, bet, vis tiek aš manau, mes ten bojų visiems duosim, kaip sakoma, kovą. O tai nėra taip, kad, pavyzdžiui, kažkokiam mažiukam duot pasireikšti. Yra mažiukų kokių nors, kuriuos galima, kaip sakant, apvažinėt šitoj lygoj, nežinau, 15-mečiai, 16-mečiai, 17-mečiai, yra tokių, pavyzdžiui. Kadangi jūs iš Elektrėnų turite, bet ar yra tokių jaunimo tokio? Tai bet ko negalim, tai lyga irgi yra amžiaus limitas.
žaistų vyrais, tai čia irgi, žiūrėk, tai ten, pavyzdžiui, Mogo žaidžia 5 žaidėjai KHL, kurie žaidė. Dar tai, tu negali vaiko paleisti, kad ten jį sutryptų, jisai bijo žaisti. Švedai paleidžia? Tai bet gerai, kokį jauniausią paleidžia? 15-mečiai SHL žaidžia. Kiek? Vienas, koksai, kaip ir Ovečkinas kažkada buvo 16 metų žaidė. Bet... bet jie vis paleidžia. Aš įsivaizduoju, kad čia agentai prastumė, žinai, kad užsirašytų gerai į Elite prospektus, kad pradraftuotų. Čia dėl togi viskas daroma, nes yragi vyrų, kurie gali jo vietą užimti. Jisai užima kažkokio tai vyro vietą. Po truputį mes juos keliam, žinoma, bet, sakyt, kad bent šiokius tokius standartus atitiktų pagal ūgį dar, kad, jo nesutrintų tenais, nes kažkaip reikia realiai žiūrėti į šitą, į situaciją. Čia gali tų jaunų prileis, bet kas iš to, jeigu jie nepačiuoš, nieko nepadarys. Tai stengiamės mes. Simonas Valivonis buvo jau prieš 3 metus žaidė pas mus. 16 metų, taip, žaidė jis. Tai sakau, jeigu tu atitinki tam tikrus standartus, pačiu žygi, bent jau čiuoš greit turi, ne? Bent jau. Tai mes tik už tai, kad tas jaunimas, kaip sakoma, būtų. Tai aš manau grįš nemažai jaunimo, nes labai, labai daug jaunimo užsienį žaidžia ir tikrai ne visi jie pereis tenais į tas pro komandas ar gaus ten gerose lygose pasiūlymus. Tai jeigu ten Švedijos 4 divizionas ar Suomijos 3, tai geriau grįžk čionais ir žaisti toj Latvijos lygoj. Tai daugiau naudos bus. Tai dabar jau po metų 2 turėtų po truputį tie žaidėjai vis tiek grįžti. Tai mes, kaip sakoma, laukiam jau, kada jie. Visi ten žaidėjai. Paklausys tavęs, tai padarys. Dėl ko? Aš čia toksai sarkazmas. Tai būna, junior negali žaisti, tarkim, 20 metų, tau viskas, tau važiuok į Švedijos 2 divizioną, 4 lygą, duosim kur gyventi, ir duosim darbą. Tai lygiai tas pats, tu gali grįžti į Lietuvą, gausi už ledo ritulį kapeiką kažkokią, gali eiti dirbti lygiai taip pat, taip, ir plus, dar mokyti čia gali grįžęs namie, tai aš manau, čia, ir lygis tas neblogas, ir iš tikrųjų paaugo tos kelios komandos geros prisijungė, tai čia, gana gera ta lyga yra, tai aš manau, čia nereikia bijot grįžti ir žaisti čia, negu ten tose 4-5 lygose Švedijoje ir Suomijoje žaisti. Ne, faktas, kad lygis pagerėjo nuo to laiko, kai mes prieš 10 metų išvažiavom į Švediją, tai lygis gerokai stipriai pagerėjo ir žinomumas pačio sporto šiek tiek gerėja. Aišku, ten kažkokių rezultatų stebuklingų nėra, bet jau atsirado ta OHL lyga, atėjo, dar prisijungė viena komanda, ir estai prisijungė, ne šiais metais, bet ir dar plus ukrainiečiai prisijungė, tai jie įneša vien tik tai tą tokį gerą, kad konkurencija gera, kad tu yra prieš ką žaisti normalių žmonės, nes, iš tikrųjų tai pavyzdžiui, švedžiai tam Division Et, 1 divizione, vadinamam tam, tai, net švedai sako, jeigu ten pakliuvai, tu niekada iš ten nebeišeisi. O ten yra tokia, kad... Trečia lyga. Trečia lyga gaunasi, jo. Tai, toksai. Oi, gerai. Mes jau 1:39, aš sakiau, per valandą susisuksim. Matai kaip? Padarom taip, padarom blitzą ir viskas, ir bus baigta. Blitzas tai bus 10 klausimų, tokių trumpų. Trumpas klausimas, trumpas atsakymas, paprasti klausimai. Bet jeigu ten labai apie ledo ritulį visokių pavardžių, tai aš sunkiai su tuo. Ne. Nieko panašaus su žmonėm, kuriais kalbu, aš nebandau. Čia, žinai, kaip bus, kaip šitam krepšininkui, kur buvo apie juodus, kur pasisakė, tai dabar žmogus gyventi nebegali. Tai ne, taip nebus. Gerai, blitz klausimai, paprasti klausimai, iš vis patys paprasčiausi. Pirmas klausimas.
Geriausias komandos draugas, su kuriuo žaidėjai. Nu, komandos draugas. Tomas Višniauskas. Tomas Višniauskas. Koks nors juokingas nuotykis tavo gyvenime, kuris atsitiko Rūbinėje? Kad tiek daug buvo visko, nu, nežinau net ką čia tokio išrinkti. Šauk bet ką. Negaliu net pasakyti, realiai. Nu, visas Gyvenimas... gyvenimas... Galėtą klausimą dar užduosi. Gerai, po to. Gerai, po to. Gerai, tada kuri arena tau paliko didžiausią įspūdį gyvenime? Gardino. Gardino? Net ne Kanados. Aš ten buvau NHL, bet, nu, ten sėdi, tyliai visi žiūri ledo ritulį. Nu, play-offuose nebuvau, bet taip, nu, o čia serga žmonės. Šiek tiek dabar atitrauksiu nuo Blico. Tau teko būti Švedijoje varžybose? Ai, tu buvai Leksanduose? Taip, jo, ne, tai ten irgi faina, bet aš ten nežaidžiau. Ne, aš tik tai taip, žinai, galvoju, kad ten rėkia visi, ten, žinai, skanduoja, ten fantazuoja. Ne, tai Gardine tas pats, žinai, tik tais mažesniai maštabai, bet kaip pats žaidėjai, tai žinai, čia, ar ten, kur aš buvau kaip žiūrovas, tai aišku, daug kur faina, bet ten, kur aš pats žaidžiau, tai, nu, tai supratau. Gardino mieliausia. Gardino mieliausia. Taip, tada turėjai... Ar turėjai talismaną? Kokį nors arba kažką, kas tau mentaliai padėdavo? Ne. Nieko. Mamos vardo ant kliuškos nerašėjai. Gerai. Mėgstamiausias patiekalas? Cepelinai. Okay. Iš kokioje šalyje, sakykime, iš užsieninio maisto, kurioje šalyje tavo maistas buvo pats skaniausias? Man lietuvių virtuvė skaniausia, bet šiaip, nu, italų skaniai, bet, nu, man lietuviška virtuvė turbūt skaniausia. Okay. Baltarusų? Ne, tai, nu, jinai gal kažkiek panaši su lietuviu, bet lietuvių skanesnė. Okay. Mėgstamiausia daina arba muzikos stilius, kurį, aš nežinau, ar jūs klausėt tada, bet šiaip bendrai, muzikos stilius arba daina, kuri tau labiausiai patinka? Labiau gal pop, senamadiškas tokios, tai, bet realiai viską galiu klausyti, bet turbūt tokia lengvesnė mėgstu pop. Okay. Ne AC/DC, Highway to Hell. Buvau koncerte, labai patiko, be proto patiko, bet, nu, nėra mano ta favor, kad galėčiau pastoviai klausyti. Koncerte buvau super, nerealus, bet nėra, kad kasdien galėčiau klausyti. Lietuviškai labiausiai man patinka. Aha. O dar iš šona, kaip nors užsienį, pavyzdžiui, ar Amerikoje, ar dar kažkur, žinai, užsikraudavot prieš varžybas, koks nors muzonas geras grodavo, ar ne? Taip, Kanadai tai jau tą sunkesnę grodavo. Hard Rock, Red Hot Chili Pepper būdavo tokia, po to kokia dar jau visų neatsimenu, bet tokia jo, Rūbinėse, tai ten tik tai tau sunkesnė tokia muzika. Be popso ir be country. Gerai. Tada koks varžovas? Kokios varžybos tau buvo gyvenime sunkiausios? Prieš Latvius, kai olimpinę atranką žaidėm, kai gavom daug nulis, tai buvo labai sunku. Ant tiek viskas greita buvo, kad... Čia kokiais metais buvo? Maždaug. 95 kokiais gal. Žaidėm. Ar 96, kai į Nagano olimpinę atranką žaidėm su baltarusais, latviais ir vengrais, tai su latviais buvo labai sunku. Jeigu galėtum sugrįžti dabar
į vartus vienam sezonui. Koks sezonas tavo karjeroje tai būtų? Ta prasme, Nu, tu, pavyzdžiui, dabar... norėčiau kokiais grįžti, ne kokiais metais. Aha. Norėčiau sugrįžti į Kanadą. Kanada? Į Fernį, kur žaidžiau junior hockey. Ten paliko įspūdį man visam gyvenimui dėl to noro žaisti ir ten labai, labai paliko didelį įspūdį. Ok, gerai. Dabar grįžtom į tą antrą klausimą, tai juokingiausias nuotykis Rūbinėje prieš visai paskutinį klausimą. Bet aš galvojau irgi tarp tų klausimų, kas čia buvo, turbūt tokie juokingiausi momentai būna, kai keičiamės dovanom kalėdiniam. Tai visose komandose, kurios buvęs, tai turbūt įsimintiniausi tokie, daugiausia juoko yra, nes kiekvieną žaidėją kiekvienam žaidėjui bandoma padovanoti dovaną, kuri, pagal jį kažkas būtų juokingo, tai sakau, kur bebuvęs esu, jeigu tokia šventė vykdavo, tai čia, tokia turbūt labai linksmiausia dalis sezono. Ok, supratau. Ir paskutinis klausimas iš Blico, tai būtų trys žodžiai, kurie tave apibūdina kaip žmogų. Draugiškas, nuoširdus, išklausantis. Ir viskas, Arūnai. Interviu baigtas. Dėl Gardino čiuožyklos žmonės nesupras manęs. Ne, šiaip iš tikrųjų aš po to galvojau, žinok, mieliausia buvo žaisti Elektrėnuose, kai buvo U18 pasaulio čempionatas ir visa čiuožykla buvo pilna žmonių, visi balkonai, už vartų, mokytojai, tavo draugai, ten, visi Elektrėnai susirinkę. Gal iš tikrųjų va šitas buvo, jeigu taip, pagalvojus, tą atmosferą, tai nebent galim perkalbėti šitą dalyką. Taip, visada geriausia, tai žinai, kai kažką pirmas, kas ateina, visada negalima keisti, nes pats teisingiausias būna pirmas iš širdies viskas. Aš žinai, ką prisiminiau labai gerai, tai kai buvo ten tie atvažiavę veteranai į Elektrėnus, atsimeni, kur turėjo KHL veteranai ir buvo pilna arena Elektrėnuose. Čia neatsimenu, kokie 2010, kažkas tai tokio, ir kai visi galvoja, čia tuoj, žinai, vos ne krasnė pitiorka, žinai, iščioša ten pensininkai kažkai iščia. Labai juokinga. Manęs nebuvo tada. Ai, nebuvo. Bet buvo pilna